Sveiki, mano vardas yra James. Kai visa tai atsitiko, man buvo 11 metų. Ta diena aš važiavau automobiliu su savo pusbroliu, kuris buvo jaunas neįgudęs vairuotojas. Ir bevažiuojant posūkyje apsivertėme ir nučiuožėme nuo kelio. Paskutinis dalykas, ką tuo metu prisimenu, buvo, jog aš skridau į priekinį automobilio stiklą, nes buvau neprisisegęs diržo. Tuo momentu aš negalvojau, kad numirsiu, tačiau išsigandau, jog dabar tai tikrai skaudės. Ir staiga mano regėjimas pasikeitė. Aš galėjau matyti visą savo kūną iš karto ir viską aplinkui vienu metu. Aš buvau tiesiog apstulbęs, nes nei negalėjau įsivaizduoti, jog taip įmanoma. Tada aš pakilau virš automobilio ir visa ši įvykio scena atrodė tarsi užšalusi laike. Niekas nejudėjo. Pastebėjau dar vieną neįtikėtiną dalyką. Pastebėjau, kad galiu judėti tiesiog akimirksniu. Man tereikėjo pagalvoti apie vietą, kur norėčiau atsidurti, ir akimirksniu atsidurdavau ten. Netoliese pamačiau stovintį pikapą ir akimirksniu atsidūriau prie jo. Jame sėdėjo moteris ir aš staiga pajutau visą jos esybę, pajutau jos mintis, jos lūkesčius, svajones bei jos baimes. Aš pajutau ją pilnai, iš esmės, kaip žmogų. Apsidairiau aplinkui ir mano dėmesį patraukė šalia auganti žolė ir supratau, jog kiekviena žolė, jeigu taip galima būtų pasakyti, turi savo sąmonę ir turi savo tikslą. Tik toji sąmonė nėra tokia kaip mūsų, tačiau ji susidėjo iš šviesos. Aš pamačiau, jog ir visa žemė taip pat turi tokio tipo sąmonę ir tokio tipo intenciją. Iš tikrųjų, aš net nežinau, kaip visą tai papasakoti, nes nerandu nei tinkamų žodžių, nei sąvokų tai apibūdinti. Galima pasakyti, jog tai buvo paprastos sąmonės forma. Galbūt tai skamba kiek ironiškai, nes mes visiškai nepripažįstame, kad nei gyvūnai, nei tuo labiau augalai turi kažkokią sąmonę. Žvelgdamas į žolę, aš pamačiau, jog žolės esmė yra lygiai tokia pati, kaip ir mūsų visų. Vėl atsidūriau virš įvykio vietos ir supratau, kad aš pilnai susidedu iš meilės. Aš supratau viską. Mane apėmė visiškos ramybės jausmas. Ir taip pat supratau, kad su manimi nieko blogo negali nutikti ir niekada nieko blogo nenutiks. Aš gavau visas įmanomas žinias ir supratau visus dalykus, apie kurių egzistavimą anksčiau aš negalėjau netgi įsivaizduoti. Toji mano būsena vystėsi ir gilėjo. Man atrodė labai keista. Jeigu aš galiu egzistuoti, koks esu dabar, tai kodėl aš buvau savo kūne? Ir staiga man atėjo atsakymas, jog mes esame žemėje tam, kad išmoktume meilės. Ir tada pagalvojau, meilės? Tai yra kažkokia nesąmonė, nes aš tikrai jokios meilės žemėje nepastebėjau. Tačiau man vėl atėjo atsakymas, kad mes esame čia tam, kad išmoktume mylėti ir duotume ir priimtume meilę. Man visa tai buvo visiškai nesuprantama. Ir tada priešais mane atsirado išaustas milžiniškas audinys, kaip gobelenas, kurį galima buvo matyti kaip per panoramą ir priartinti, matyti viską labai detaliai. Kiekvienas siūlas jame buvo gyvenimas kiekvieno žmogaus, kuris kada nors egzistavo žemėje. Tas audinys driekėsi iš kairės į dešinę, iš praeities į ateitį. Jis buvo labai spalvingas, o jo plotis atitiko žmonių skaičių gyvenančių žemėje. Ir buvo galima matyti, kaip auga ir mažėja žmonių skaičius žemėje. Man labai sunku papasakoti, ką aš mačiau, nes visas tas audinys man parodė visas žinias apie žemę.
Taigi audinys prasidėjo nuo tada, kai žmonės įsikūrė Žemėje, kai mes kaip dvasinės būtybės atėjome į šią planetą, kai ji buvo visiškai paruošta mūsų gyvenimui. Čia buvo gyvūnai bei augalai. Pažvelgiau į audinio pradžią ir ten pamačiau tik kelis siūlus. Žvelgiant toliau audinys plėtėsi, nes siūlų skaičius labai didėjo. Žiūrėdamas į tą audinį aš supratau, jog mes jau 4. kartą pasiekime tokį žmonių skaičių Žemėje, kaip dabar šiuo metu. Iš pradžių mes stebėjome Homo sapiens rūšį iš tolo ir po to buvo nuspręsta įsikūnyti į šią rūšį ir tuo pačiu metu mes kažkiek pakeitėme šią rūšį. Tačiau aš nelabai supratau, kaip visas procesas vyko. Pirmieji žmonės gyveno ilgiau ir jie pilnai suvokė, kas jie buvo iš tiesų ir kur yra jų tikrieji namai. Egzistencija Žemėje buvo sąmoningas jų pasirinkimas, tačiau laikui bėgant žmonės apie tai visiškai pamiršo ir šviesos būtybės įsisąmonino, jog jie yra žmonės, Homo sapiens, o ne dvasinės būtybės. Mes labai suartėjome ir susitapatinome su fiziniu kūnu ir pradėjome labiau kreipti dėmesį į savo fizinę pusę nei į dvasinę. Taigi, kiekvienas gyvenimas tame audinyje buvo vienas siūlas ir jie visi buvo persipynę su kitais siūlais ir kiekvienas jų turėjo savo autentišką spalvą. Ir toji siūlo spalva keitėsi per visą savo ilgį, per visą žmogaus gyvenimą. Su mūsų siūlu taip pat susipina ir kiti siūlai, mūsų artimieji, draugai, mūsų interesai, mūsų pomėgiai. Ir mes labai stipriai paveikiame vieni kitus, vieni kitų gyvenimus. Ir tame audinyje mačiau, kaip mes galime pakeisti siūlo spalvą. Tame gobelene mačiau daug panašios spalvos siūlų, tačiau jie turėjo skirtingus atspalvius. Taip pat mačiau, jog egzistavo skirtingos kultūros, kurios gyvavo labai ilgai, bei vystėsi savarankiškai net nežinant, kad tuo pačiu metu Žemėje egzistavo ir kitos kultūros. Kai tos kultūros sužinodavo apie viena kitos egzistavimą, audinyje mačiau, kaip jos susipindavo skirtingomis spalvomis. Tame audinyje mačiau ir įvairias katastrofas bei karus, ir tada audinio plotis sumažėdavo, kaip ir tuo metu sumažėdavo žmonių skaičius. Mačiau, kaip viena kultūra pasiglemžia kitą kultūrą ir tos kitos kultūros spalva tiesiog pereina į dominuojančios kultūros spalvą. Pastebėjau, kad ir kiekvienas kontinentas turėjo tam tikrą savo atspalvį. Visą tai stebėti buvo labai įdomu. Pamačiau, jog mūsų dabartis tame audinyje buvo didžiausias plotis ir žiūrint į priekį, į ateitį, pamačiau, jog šio audinio plotis ženkliai mažėja, o tai reiškia, kad žmonių skaičius Žemėje labai stipriai sumažės. Ir šis sumažėjimas buvo labai staigus. Žvelgiant toliau, tolimesnėje ateityje, žmonių skaičius susireguliavo ir audinys tęsėsi vienodo pločio, kaip tiesi linija. Aš nežinau, kiek toli į ateitį galėjau matyti, bet mačiau, kad beveik viso audinio spalva buvo panaši į chaki spalvą ir daugiau nebuvo jokių atspalvių ar spalvų perėjimų. Tačiau galėjau matyti kiekvieną siūlą atskirai, galėjau matyti tam tikro žmogaus visą gyvenimą. Pažvelgiau į vieno žmogaus gyvenimą ir jame buvo 9 ryškūs taškai, išsidėstę per visą siūlo ilgį. Šiuose taškuose žmogus savo gyvenime daro tam tikrus pasirinkimus, kurie vienaip ar kitaip nulėmė jo gyvenimą. Pamačiau, jog žmonės ateityje labai pasikeis ir gyvens visiškai kitaip. Jie gyvens sąmoningai, bendraus mintimis,
ir turės bendrą supratimą apie egzistenciją. Mačiau žmonių veidus kupinus meilės. Bet tuo pačiu metu žemėje gyvenimas bus pakankamai nykus, kadangi nebus jokio privatumo ir visos mintys bus visiems atviros. Žiūrėdamas į tą gobeleną aš staiga supratau, kad man šias žinias kažkas rodo, jog aš esu stebėtojas ir man pasidarė įdomu, kasgi sukuria man šią situaciją, meilės ir ramybės jausmą, kas man rodo šį audinį. Apsižvalgęs aš pamačiau būtybę, kurią galėčiau pavadinti kaip juodoji šviesa, tačiau tai buvo šviesa, jeigu taip galima būtų įsivaizduoti, nes man labai sunku tai papasakoti žodžiais. Tuomet prisiminiau pokalbio pradžią, kai man buvo pasakyta, jog mes į žemę ateiname, kad išmoktume mylėti. Ir pagalvojau apie save, jog man tiek daug reikėjo išmokti, jog aš dar negaliu mirti, ir staiga su tomis mintimis aš atsidūriau savo kūne, automobilyje. Mano pusbrolis buvo visiškai sveikas, jis buvo prisisegęs diržą, kurį niekaip negalėjo atsekti. Visa tai atsitiko 1979 metais ir man prireikė labai daug laiko, kad įsisavinčiau šią patirtį ir galėčiau apie ją kalbėti.